Sveiki visi, šiandien servise 007 turim Jeep Grand Cherokee automobilį, 2021 metų modelis, geros komplektacijos, mažos ridos, tikrai puikus automobilis ir matot, va šitą dėžę išimta. Net nežinau, nuo ko pradėti ir kaip taisyklingai ir teisingai visą tą istoriją papasakot. Žodžiu taip, trumpai. Žmogus pasiskambinęs, kai išgirsta pas mus kainą 1700 eurų, ar ne, su PVM montavimas. Susimontuoju už 1400 BRC įrangą, jeigu galima pavadinti susimontavimu. Panašiai tas susimontavimas atrodytų, jeigu šitą dėžę dabar išverščiau ant šito variklio ir maždaug kur kas sukristų ten su užtrauktukais plasmasiniais ir paliktume. Tai vat montavimo, sakykime, tokia kokybė. Bet tęsiam istoriją. 1.7 versus 1.4. Pusę metų žmogus važinėja, ta mašina, kaip pats klientas nurodo, na, tarsi visada temptų priekabą. Nepaisant to autostrado, jeigu yra greitėjimai, švelnus lėtėjimai, smūgiuoja dėžė, pradėjo ir greičių dėžėjai problemų ieškoti, ne pirmas klientas irgi, tai pradeda visokių problemų ieškoti, alyvas greičių dėžėjose keisti ir panašiai, aišku, benzinu, nuėmus adaptacijas, viską, automobilis važiuoja absoliučiai idealiai, be jokių problemų. Faktas yra problemos su dujine įranga, su kuro mišiniais, su visa montavimo kultūra ir be abejonės visa kalibracija. Nekalbant apie tai, kad programiškai virš 4000 yra 100% benzinas, nuo 3000 yra 20% benzino, visiškas nesusipratimas kažkoks padarytas, mašina važiuoja pusiau benzinu, pusiau dujomis ir dar vis tiek ten visą daužos ir trūkčia. Tai va, tai aišku, sistema remontuot, net nėra ką remontuoti, nes viskas blogai. Kaip pavyzdys, dujų valdymo blokas įspaustas tarp iš ABS išeinančių stabdžių vamzdelių, į tą tarpą tiesiog įspaustas ir paliktas. Visi laidai finiuoti izoliacijom, kažkokie žmutai susukti, vamzdeliai eina per ventiliatorių, pakritę viskas, purkštukai ant dangčio viršaus, žarnelės ilgos, bet kurią vietą palietus viską reikia perdaryti. Reduktorių numuilavus 3 vietose leidžia tas reduktorius be abejonės standartiškai BRC plytai. Žodžiu, buvo pasiūlytas arba nekišam nagų iš vis, arba paimam ir perdarom, duodam garantiją, viskas tvarkom taip, kaip turi būti. Tai be abejonės, patys supranta, turbūt yra sumontuota Landi Renzo sistema. Ir čia ne pačioje, aišku, sistemoje yra problemos. Tiesiog, kultūroje, darbo norėjime viską padaryti gerai, nes, šitie varikliai nėra kažko labai ypatingi. Paplitas gandas toksai, kad nuo 2016 metų kažkokie labai jautrus tie varikliai nevelni, jie nėra nei jautresni. Tiesiog net leidžia tų tokių visų nesąmonių, kurie bet kaip ir bet ką montuoja ir paskui tikisi, kad viskas važiuoja. Tai čia iš tikrųjų reikia daryti viską tinkamai, jokio čia stebuklo nėra, yra sudėti tinkami komponentai, tinkamai viskas sureguliuota, sukalibruota. Ir padaryta taip, kaip turi būti. Ir automobilis važiuoja sklandžiai, be jokių trūkčiojimų, be jokių jojimų, be jokių dėžių smūgiavimų, absoliučiai tvarkingai taip, kaip ir turi važiuoti. Tai va, apie sistemą. Landi Renzo valdymo blokas. Lituojamės tiesiai prie benzininio valdymo bloko, dujinės įrangos saugiklis, prisijungimo jungtis. Landi Renzo Li10 Turbo Oversize galingiausia ir našiausia reduktoriaus versija, dujinės fazės filtras su surinkimu, slėgio daviklis, po dangčiu tvarkingai padėti Reilo IG7 Dakota naujo tipo dujiniai purkštukai. BRC dujų vožtuvo paliekame seną, nes per čia pravestas vamzdelis, magistraliai iki šitos vietos, tai be abejonės mes nuo čia jau prisijungiam ir pasijungiam savo reduktorių, bet vožtuvo tiesiog paliekam seną, nes ir į kėbulą savisreigiais sugrėžiotas, tvirtinimas jo, tai vėlgi ten skylės liks, koroduos ir taip toliau. Tai tą vožtuvą paliekam į tenai, kad nereikėtų dar daugiau čia kažkokių perdarimų daryti. Tai va, viską padarom, viską sukalibruojam ir turim gerą variantą. O grįžtant prie mano tų pirmųjų frazių, tai palyginkim dabar. Pradžioje buvo pasiūlymas už 1700 eurų, turim 1400, turim porą šimtų tą sistemą demontuoti ir 1500 vėl priekį. Finale susidėkit skaičius 1700 arba dvigubai daugiau ir kalnas problemų ir visokių nesklandumų. Taip, kad reikia šis laiką siūlau vertinkit tai ir žiūrėkit, už ką mokat pinigus, nes keli šimtai eurų pigiau 21 metų mašinai, ką tai reiškia iš esmės. Tai reikia gerą daiktą įsidėti, o ne kažkokį šiukšlyną susimesti. Tai tam kartui tiek, linkėjimai iš 007.